Vilniaus gyventojai jau dabar skundžiasi aukštomis pragyvenimo išlaidomis, o netrukus jiems teks dar plačiau atverti piniginės. Miesto valdžia planuoja didinti viešojo transporto bilietų kainas. Papildomai planuojama iš keleivių surinkti apie 20 milijonų eurų. Po tokio sprendimo visuomenėje kyla diskusijos. Ar kelionės autobusais taps prabanga? Šiuo metu savivaldybė kasmet skiria milijonus eurų transporto dotacijoms, o dabar dalį kaštų turės prisiimti ir keleiviai. Pasak administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, per 12 metų miestas atnaujino apie 500 transporto priemonių, o infliacija ženkliai paveikė viešojo transporto išlaikymą. Todėl metas ir kainų augimui. Mūsų siūlymų apie 20 milijonų eurų pajamų per metus mes surinktumėm. Faktas, kad mes dar dotuotumėm apie 100 milijonų iš miesto biudžeto, tai realiai ta suma per pusę pasidalintų tas augimas nuo to, ką turime šiais metais ir ką turėjom praėjusiais metais. Ką tai reiškia gyventojams? Anksčiau buvo siūloma bilietų kainas padidinti beveik dvigubai. Trečiadienį Vilniaus taryba nutarė išvis panaikinti vienkartinį 30 minučių trukmės bilietą. Įsigaliojus naujoms kainoms, 60 minučių bilieto kaina pakiltų nuo 65 euro centų iki 1,25 euro centų. Vienos dienos bilietas dabar kainuoja 5 eurus, o pakiltų iki 7,50 eurų. 3 dienų nuo 8 eurų iki 13,50 eurų. Mėnesinio bilieto kaina be nuolaidos šiuo metu yra 29 eurai, o po pabrangimo jis siektų 38 eurus. 3 mėnesių bilietas dabar kainuoja 81 eurą, o po Liepos 1 padidėtų iki 110 eurų. Bilietas metams šiuo metu kainuoja 310 eurų, o po kelių mėnesių pakils iki 405 eurų. Atsiras ir nauji bilietai, tarp kurių ir šeimos bilietas, į renginių ar oro uosto bilietus integruoti bilietėliai bei įvairių grupių bilietai. Tačiau anot administracijos direktoriaus, lengvatinių bilietų kainos žymiai nekis. Pradinuko bilietas, senioro virš 80 metų bilietas išlieka 10 eurų per metus. 80% nuolaidos bilietas taikomas moksleiviams, studentams, auga 3,20 eurų per mėnesį. Tai mes irgi nemanome, kad tie pokyčiai yra tokie esminiai, kurių negalėtų vartotojas priimti. Ką apie tokius siūlymus kalba opozicija? Sausio 29 ir kovo 1 dienomis prie Vilniaus savivaldybės buvo suorganizuotas protestas prieš viešojo transporto bilietų brangimą. Organizatorių teigimu, didesnį palaikymą esą gavo socialinėje erdvėje bei iš įvairių organizacijų. Vienas iš protesto organizatorių, Tomas Marcinkevičius Baronas, mano, kad būdų rasti finansavimą viešajam transportui yra daug, nuo savivaldybės lėšų iki zonų sistemos įvedimo. Galiausiai, kitas dalykas, tai savivaldybė galėtų pataupyti ant, pavyzdžiui, savo viešųjų ryšių arba ant laivybos Nerimi. Ir šiaip turi šiemet rekordinį biudžetą 1,5 milijardo Vilnius, tai jeigu tame 1,5 milijardo atsiras ar neatsiras dar 20 milijonų, ar tikrai tai yra taip jau labai reikšminga. Protesto metu buvo bandoma ir apgauti. Viena aktyviausiai pasisakiusių žmonių, apsimetusi Vilniaus rajono gyventoja, iš tikrųjų buvo buvusi Judu darbuotoja. Judu darbuotoja Jekaterina Beraza, dabar jau nebedirbanti Judu, atėjo prie protesto ir davė interviu LRT ir rusų kalba ir L ryto televizijai, kaip apsimetusi Margarita, kur yra tiesiog Vilniaus rajono gyventoja ir pasako apie tai, kad palaiko kainų kelimą tam, kad Vilniaus rajone atsirastų daugiau viešojo transporto. Mes sutinkame su kainų didinimu, jeigu bus užtikrinta, kad daugiau maršrutų bus, kad tie autobusai bus naujesni, kad bus galų gale atsisėsti. Aš esu Vilniaus rajono gyventoja iš Skaniškių kaimo. Nemėgsiu, o vardas jūs toks. Margarita. Ne, aš nekomentuosiu. Sutariau savo teisininkas, kad šio klausimo neduosiu komentarų. Lietuvos pėsčiųjų asociacijos prezidentas Eduardas Kriščiūnas buvo vienas iš žmonių, kuris išsiaiškino moters tapatybę bei surado informaciją, kad Jekaterina Beraza buvo kompanijos Judu dalimi. Judu kaltinimus neigia ir tikina, jog dalyvauti proteste ir kalbėti su spauda buvo pačios moters sumanymas. Ar naudojatės viešuoju transportu? Aišku.
O ar galėtumėte trumpą komentarą, ką manote apie kainų didinimą? Trumpą komentarą, ką manote apie autobusų kainų didinimą? Ne? Vis tiek nemokamai važiuoju. Kodėl? Viešojo transporto kainų didinimas, aš suprantu dėl ko jis, bet aš jam nepritariu. Nes ne toks didelis miestas ir ne tokia didelė visuomenė, kad galėtumėm savo taip brangiai leisti mokėti už viešąjį transportą. Aš matau, kaip auga ekonomika, aš matau, kaip auga mano atlyginimas, kai auga kitų atlyginimai, aš matau procentus, matau statistikas ir taip pat kaip ir su parkingu, taip pat ir su viešuoju transportu su užaugimu. Vilniaus miesto taryba trečiadienį pritarė kelionių viešuoju transportu kainų didinimui. Atnaujintos bilietų kainos įsigalios nuo šių metų Liepos 1.